Sveiki, Ekomisija klausytojai. Šios mūsų laidos tema – ar viską lemia naujausios technologijos ir ar galima pasisemti išminties iš senųjų statytojų patirties. Tai 2 laidų ciklas. Mūsų laidos svečias garbus Klaipėdos architektas Saulius Manomaitis. Daugelis klaipėdiečių pažįsta Saulių, bet aišku yra, kas ir natūralu nepažįsta. Todėl paprašysiu Saulio Manomaitį papasakoti truputį apie save. Aš gimiau Kaune. Mano tėvas dailininkas, keramikas ir nuo mažų dienų mes su juo diskutuodavom apie menus, apie kompozicijas, apie keramiką ir šiaip, kas yra architektūra. Ir aš niekada negalvojau, kad būsiu architektu. Bet tėvas mano sakė, kad menininkas, tai ką jis čia menininkas, o architektas, tai jisai iš tikrųjų planuoja, ten nuo jo daug kas priklauso. Na ir jis mane prišnekino būtinai studijuoti architektūrą. Bet aš galvojau, kad aš vis tiek būsiu menininkas, keramikas, joks ne architektas. Bet kažkodėl, buvo įdiegta, kad reikia paklausyti tėvo. Ir aš baigiau studijas architektūros, bet tarybiniais metais reikėjo būtinai atidirbti 3 metus. Paskyrimai vadinami. Jo, paskyrimas. Atidirbti 3 metus pagal specialybę ir tada gali toliau. Nes aš galvojau, kad studijuosiu dailės akademijoje keramiką, bent man taip atrodė, man labai atrodė, kad keramika tai yra puikiausias galimybės menininkui pasireikšti iš to minkšto molio, ką nors sutvert, paskui ugnies pagalba padaryti kietą, tai yra nuostabu, kad tai geresnių medžiagų negali būti. Na kągi, kadangi mano tokie planai buvo, tai aš gerai mokiausi, gerais pažymiais baigiau, aš galėjau rinktis paskyrimą. Tai aš pasirinkau kultūros ministerijos, o tai buvo restauracija, paminklų konservavimo institutas, kaip tada vadinosi, ir vieta buvo Klaipėdoje. Ir aš atvažiavau į Klaipėdą, atidirbtos 3 metus ir ruoštis studijom dailės akademijoje. Aš tualete įsirengiau studiją ir darydavau darbus meninius po darbo. Darbo metu darydavau projektus. Bet per 3 metus, bedirbant, čia teko, įdomių darbų gauti. Kadangi restauracija tai nebuvo kokia masinė statyba, kai daugelis architektų kitų nuėjo miestų statybą arba komprojektas, tai ten vykdavo rekonstrukcijos tų namų, o restauravimo institute reikėdavo senus namus atkurti ir studijuoti tą paveldą kultūros, o ne viską griauti arba statyti absoliučiai naują šviesų tarybinį gyvenimą, kai buvo. Todėl aš įgijau kitokią praktiką negu tie architektai, kurie nuėjo tipinių blokinių namų statyti. Tai va, tai vienas dalykas, tikrai pakankamai. Na ir kągi, atidirbęs 3 metus nuvažiavau į Vilnių stoti tą akademiją, atsivežiau savo darbus, susirinko didelę komisiją, tėvas buvo kartu mano. Tai jis sako, palauk, čia tavo darbai. Mano, tai ką? Tai gerai, sako, tai dabar eik ir būk tu tuo menininku, tau studijuoti nebereikia. Mes tave, sako, nieko nebeišmokysim, jeigu nori mokytis, eik pas tėvą ir mokykis. Tai dabar prisimenu, kad grįžęs ilgai verkiau visą naktį. Man buvo labai liūdna, kad taip. Bet paskui prabėgo kiek laiko, pagalvojau, kad tikrai. O ką ten studijuoti, daryk parodas, diplomo tau nebereikia. O mokytis, tai visą gyvenimą reikia mokytis, bet kokio mokslo neužteks. Va. Kągi, ir grįžęs į Klaipėdą gavau tokį įdomų užsakymą, Klaipėdos dramos teatrą. Na, o paskui, susidūriau daug tokių įdomių projektų, senų. Na ir kągi, gal reikėtų pereiti turbūt prie mūsų šios dienos temos, ne? Nes, Eduardai, tu manęs čia klausė įvairių klausimų, taip. Tai noras buvo sužinoti toks, kad
Pristatėm klausytojams, kas tu esi, kad architektas, restauratorius ir turi supratimą, kaip senovė darydavo ir tą ne tik iš vadovėlių, bet matėjai ir čiupinėjai tos dalykus, tai klausimas būtų toks. Su kokiais įdomiais išmintingais senovinių namų, bažnyčių sprendimais teka susidurti dirbant architektų restauratorium? Kaip spręsdavo tos pačius ekonomiško šildymo, ventiliacijos arba lietaus surinkimo ir kitus klausimus mūsų protėviai? Kažkada esi minėjęs apie bažnyčią. Tai gerai, teisingai, tai gal vienas toks įdomus pavyzdys būtų, kai aš čia Klaipėdoje dirbau Bokštų gatvėje, buvau savo tokią studiją nedidelę turėjau, tai maždaug prieš 20 metų gal jau to laikinis Kristaus karaliaus klebonas, Talaišis buvo toks, į mane kreipėsi, kad parengti bažnyčios rekonstrukcijos projektą. Na ir ten buvo bėda su ta bažnyčia, kad drėksta sienos. Ir ką žmonės nedarė. Ne tai, kad drėksta, bet ten renkasi kažkokie pelėsiai, kyla kaip aiškino, ten kvietėsi įvairius ekspertus, ten net ir iš užsienio, kad kyla drėgmė iš žemės, į sieną, lenda druskos tos vadinamas ir taip toliau. Naudoja labai brangias technologijas, ten tinkus visokius drenuojančius ir vis tiek nieko negali padaryti, bėda su tuo namu kaip koks prakeiksmas. Ir kągi, aš užsiėmiau to projektu, kadangi vietiniai čia žmonės, kai kurie suaukojo pinigus, ir norėjo tikrai suremontuoti tą pastatą, kad būtų tokia vieta, graži, reiškia, bažnyčia, kur Klaipėdoje tais metais buvo labai sunykęs, aplamai bažnyčių nebuvo, mažai jų buvo, gal čia tokia norėjo, padaryti visuomeniai gražų dalyką, žmonės sudėjo asmeninius pinigus. Bet čia dar tarybiniais laikais? Taip. Pačiam gale, sakykime. Pačiam laikė prieš pat mūsų laisvos Lietuvos tą atsiradimą. Bet reikalas koks, kad aš buvau išmokęs patyrinėti tą visą reikalą, kodėl taip vyksta, kas čia per procesai. Ir ką pastebėjau, kad pirma, pastatas yra, išmūrytas iš plytų, ir kaip mes dabar išmokę apšiltinti su mineralinė vata ar putų polistirolio ar dar ko, nieko tokio nėra. Tiesiog storos sienos plytų, nešildomas, bandydavo pašildyti tik tuo momentu, kai susirenka žmonės. Ir savaime aišku, kad vyksta procesai. Nes kai susirenka žmonės, sakykime, daug, ten kažkoks būrys žmonių, ką jis daro, jis kvėpuoja. Ir iš žmogaus įsiskiria šiluma ir drėgmė. Jeigu daug žmonių yra patalpoje, tai jau patalpa yra stipriai šildoma. Tačiau sienos tai šaltos ir visa ta drėgmė iš karto nusėda ant sienų. Reiškia, kitaip sakant, pradeda lyti lietus arba sienų paviršiuje, arba sienų viduje. Nes ta drėgmė sunkėsi į plytas, į sienas, kažkur tai visur į pastatą ir niekur atšalusi pavirsta vandeniu. Tai visų pirma procesas, tas, kuris griauna namą, tai ir yra, kad, reiškia, ventiliacijos šildymo režimas yra sutrikęs, negeras, neteisingas. Aš pradėjau tą pastatą tyrinėti, ar statytojai, kurie jį statė, taip ir padarė, ar čia buvo vėlesnių remonto, rekonstrukcijų pasekmė. Ir tikrai išsiaiškinau, kad remontuodami tarybiniais metais tą pastatą užkišo visas ventiliacijos skylės, nes jiems atrodė, kad ten išeina šaltis. Šiluma, prasme. Taip, atsiprašau, šiluma išeina teisingai. Reiškia, išeina šiluma ir blogai kažkas, galų gale nieko negalvoja, apie nieką negalvoja. Darė ir viskas, keitė ten stogo konstrukcijas, vėl kažką užkalė tos kampus, finale nupuvo ir žiūriu, kad jau greit ir stogas įkris su visa perdanga. Kitaip sakant,
čia rimtas klausimas yra tie visi šildymo vėdinimo. Ir jį kaip nors grubiai padarius, tai grubiai ir gaunasi. Ir dar tą temą noriu dar pakalbėti, kad pabaigčiau, reiškia, papasakoti, ką toliau mes padarėm, ir tai tikrai gerai gavosi, ir po šiai dienai galima nueiti ir matyti, kad nebėra tų procesų, kurie buvo. Nėra, nei sienos šlampa, nei kaip nors blogai žmogus jaučiasi, o nieko ten daug, sakykime, nereikėjo didelių investicijų, tačiau reikėjo atstatyti senas idėjas, kaip žmonės darydavo seniau. Tai jūs tiesiog buvo sugadintas, aiškiai, restauruojant, remontuojant tiksliau. Taip, taigi, supranti, jeigu ką nors darai ir ne pusiau aklas, sakykime, chirurgas operuotų, nors puikiai valdytų ranką, turėtų gerą skalperį, tačiau nieko nežinotų savo profesijoje, tai jis padarytų bėdų daugiau negu naudos. Kad ir, sakykime, išpjautų tą blogą vietą, bet jis kažką nupjautų ir gero, netyčia. Tai taip ir būna, jeigu neišmanai reikalo iki galo, netyčia gali ką nors ir sugadinti. Tai kokios ten geros idėjos buvo teisingos ir kaip tai buvo sugadinta? Papasakok. Na gerai, tai va taip ir kalbėsiu, kad visų pirma, šiluma turėtų būti palaikoma visą laiką šiek tiek, o neleisti tom sienom pavirsti ledo kalnais, įšalti. Nes žmogus jaučia, reiškia, dabar yra mokslas pažengęs tiek, kad geros savijauta, kaip žmogus jaučiasi aplinkoje, kambarys, sakykime, kokiam nors, tai yra rodiklis ne tik oro temperatūra. Sakykime, oro temperatūra ne pagrindinis rodiklis, nors jis yra šiek tiek ir svarbus, tačiau gali jaustis žymiai žemesniai oro temperatūroje puikiai, kada yra sienų paviršius nešaltas. Ir atvirkščiai, gana šilto oro kambarį, kada šaltas sienos, gali jaustis prastai. Kokiam rūsy įėjęs, kažkas tokio nemaloniai. Kadangi drėgnos ir šaltos sienos spinduliuoja tokį nemalonų pojūtį. Taip sakant, žmogus jaučia ne tik, sakykime, betarpiškai, kas prie jo liečiasi, bet ir tam tikrus spindulius, kurie spinduliuoja aplinkui. Žmogus nesibaigia odos paviršium. Jisai jaučia aplinką ir visą jos aplinkos spinduliavimą. Gerai, tai jeigu imsime tokį paprastą dalyką, koks paviršiaus šaltis galima nustatyti palietus. Vat, sakykime, tavo stalas yra paviršius marmurinis, priliečiu jisai šaltas. O vat kito stalo tavo paviršius medinis, priliečiu, jis daug šiltesnis. Bet iš tikrųjų vienodos temperatūros, taip? Taip, temperatūra vienoda, bet yra paviršiaus dar spinduliuojama temperatūra pagal medžiagos savybės. Bet jeigu aš paliesiu popieriaus lapą, kuris padėtas ant tavo marmurinio stalo, tai bus daug šilčiau negu grinai marmurą. Reiškia, vien to popieriaus lapo užtenka, kad pasikeistų paviršiaus temperatūra. Gali pačiupinėti. Kelių mikronų reikalas praktiškai. Taip. Bet, pavyzdžiui, tiem procesam, kaip vandens kondensato atsiradimas ant sienos, to gali pakakti jau. To popieriaus lapelio. Sakykime, tapetas. Kaip seniausias dalykas, jisai kodėl tapetuodavo sienas? Teisingai, tai yra nebrangus būdas dekoruoti, dažymas gal, bet ar dažas pigiau, ar pigiau tapetas? Tai vien pigumo čia ne. Dekoratyvinė funkcija, lengviau visokie raštai, viskas. Galbūt, jo. Bet dar viena savybė, kad savijauta geresnė, nes paviršiaus temperatūra yra geresnė tų sienų, kur yra užklijuota tapetais, negu tų, kur nudažyta. Dar dažas dažui nelygų, tinkas tinkui nelygų. Seniau tinkuodavo kalkė. Tai kalkinis tinkas turi geresnę temperatūrą negu cementinis.
reiškia, cementas greičiau. Arčiau akmens cementas, ar ne? Tai va, nuo ko priklauso paviršiaus temperatūra? Jinai priklauso nuo medžiagos tankio. Kuo tankesnė medžiaga, tuo jinai greičiau perduoda temperatūrą gilin į konstrukciją. Tai sakykime, šio požiūriu medis yra idealus. Nes medis perduoda temperatūrą tolin lėtai. Kitaip sakant, jisai netaip greitai šyla. Jeigu vieną galą medžio kaitinsi, jis jau gali užsidegti, bet už kito laisvai su ranka laikysi. O tu paimk metalo strypą, įkišk į ugnį ir pabandyk ilgai laikyti. Tai nepavyks, kadangi jis įkais visas. Tai reiškia, perduoda karštį greitai metalas arba akmuo. Jis įkaista ir būna karštas. O gal tada mes pakalbėkime tą bažnyčios atvejį, išnagrinėkim, kaip buvo. Nu tai va, tai reiškia, kokie procesai vyksta. Tas oras, reiškia, migruoja ir atšąla. Tai jeigu padaryti taip, kad, reiškia, oras judėtų lėtai kažkaip tai per konstrukciją, per sieną, ir atšaltų kartu su ta konstrukcija. Aš gal sudėtingai kalbu, bet, sakykime, oro judėjimo greitis yra. Ir jeigu jam bejudant to oro kartu su vandeniu, su drėgme, kuria kvėpuoja žmonės, eina per sieną ir staiga nebegali taip greitai eiti, o sustoja ant šalto paviršiaus. Tai kas atsiranda? Kondensatas. Bet jeigu konstrukcija visą laiką vienodos temperatūros kaip ir oras, kondensato neatsiranda, o siena kvėpuoja. Tai jeigu, reiškia, tai padaryti, kad kvėpuotų siena vienodų greičių su atšalimu, tai ir nebūtų kondensato, bet jinai kvėpuotų. O modernus, ką jie padaro, konstruktoriai modernus, jie siūlo iškart garo izoliaciją. Polietileno plėvelę uždėti, sakykime, arba išdažyti kažkokiu būdu, kad tas garas neįtų per sieną. Bet, Sauliau, nereikia nei plėvelės, bet kokiais dažais išdažyk, aš kalbu bet kokiais. Nebent specialiai reikia, kad kvėpuotų, o šiaip visi dažai sustabdys ir viskas, čia mums tie kvėpavimai, tai čia... Tai reiškia, ne, kvėpavimai vis dėlto išlieka, nes daugelis dabartinių konstrukcijų, reiškia, polietileno plėves naudoja, kad sustabdyt garo judėjimą visiškai. Ir kas gaunasi, reiškia, suprojektuoja tokį namą, kaip polietileno maišą. Tai man primena, reiškia, tą siaubo filmą, kai žudikai ten ant galvos užmauna ir ar tu ilgai išgyvensi su polietileno maišu ant galvos. Tik čia didelis polietileno maišas, mirsi lėčiau. Tik tiek, kad didelis, reiškia, šiek tiek ilgiau pagyvensi. Bet kad nenumirtum, tai įkiša žarną, reiškia, prijungia elektrą ir pompuoja orą, kad tu nenudvėstum, supranti. Tai kur čia ekologija? Kur čia yra kokie nors racionalūs sprendimai? Tai man buvo tokių labai įdomių pavyzdžių, pastatė naują pastatą Vilniuje. Bet, Sauliau, dabar kalbė dėl kvėpavimo, tai dėl konstrukcijos, kad nerasotų, aš suprantu. Bet, pavyzdžiui, oro kiekis, kad žmogui pačiam kvėpuot plaučiams, tai be abejo, per sienas jis ten 0,0 kažkiek tik tais. Tai vis tiek ventiliacija, tai, aišku, reikalinga, čia kalbos nėra, tik tai negali visiškai atstoti to. Ventiliacija vėl teisingai, ventiliacija nelygų, bet pasirodo, reiškia, geriausias dalykas yra, kada ta ventiliacija vyksta per visą sieną. Ta prasme, labai lėtai, bet milžiniški plotai, apie tai kalba. Visiškai teisingai. Nes tos ventiliacijos, kurios, sakykime, padidina tą greitį, greitai, įjungi knopkę ir greit vedini. Tai jos kažkuriais momentais, aišku, reikalingos, aš nesiginčiu. Sakykime, jeigu atsirado kažkokie nepageidavimi kvapai arba ten išpyliai, ką nors ten ar panašiai, ar tualete, ar vonioj, tai kas be ko. Ta mechaninė ventiliacija jinai reikalinga, yra ant greičio, bet jinai yra trumpalaikė tokia. Tačiau visą ventiliaciją ant to, reiškia, suprojektuoti tokią, tai visiškai juokinga man yra. O kaip senosios išmintingos technologijos, kaip? Nebuvo variklių, nebuvo visokių ten skardinių ortakių, nebuvo siurbliukų, dar visokių ten dalykėlių. Kaip spręsdavo? O tai yra gravitacija, kaip sakyti. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad
lengvi daiktai arba šiltesni daiktai kyla į viršų, o šalti krenta į apačią. Šiaip tai gaila, norėtų šilumos turėti, o jinai kaip tik iškeliauja per kaminą į lauką. Ko per kaminą? Nu, ne per šilumą. Matai, dabar kas iškeliauja? Ne šiluma, o tas blogas sušilęs oras, o priteka reiškia šviežias. Na, o dabar jisai kaip gali pritekėti? Dabar jis gali tiesiai iš lauko pritekėti, ne? Toks, koks yra lauke. Bet jeigu jis teka pro kažkur, pro kokias, sakykime, masyvės konstrukcijos, kurios įšilusios ir teka lėtai, tai jis apšyla tas oras ir jis nėra toks jau šaltas. Tai gal tai būdavo ir padaryta seniau kažkaip? Tai apie ką mes ir kalbam. Ir noriu pasakyti, kad pagrindinė šiluma yra sukaupta ne ore. Ore sąlyginai šilumos nėra daug. Pagrindinis pastato šilumos imlumas ir kiekis yra masyviuose konstrukcijose sukaupta. Sienose, grindyse, lubose ir kur yra masė. Ir ten yra pagrindinis šilumos akumuliacijos vieta. Ir oras tai jis greit išyla, greit atšala, jis toks nelabai ir svarbus, kaip sakau. Pavyzdžiui, jau norėdamas greit išvėdinti kambarį, atidaryk visus duris, langus. Nu, lyg tai atšalo. Bet keliom sekundėm, už minutės vėl bus gerai. Tik uždarai ir vėl šilta. Tai už tai, kad tai yra nesminis dalykas. Bet žiūrėk, jeigu nedaug langelį paliksi ir kitą langelį irgi, tai ateik po pusdienio ir jau bus visiškai šalta, nes tas besikeičiantis oras atšaldys visas konstrukcijas. Per laiką, jo. Tai va čia svarbiausias dalykas, kad oras keistosi labai lėtai, kaip sakėjau, labai dideliu plotu, bet lėtai. Ir jis tą darytų visą laiką, dieną naktį. Tai yra idealas. Tai palauk, tai truputį kiauri tarybiniai langai, lėtai ir kaip ir... Ne, visa bėda, kad truputį kiauri langai nebūna labai lėtai, būna labai greitai, kai vėjas papučia. Ir tai va čia ir yra blogis. Todėl, kad jeigu vėjas pučia per skylutę kokią nors, na, tai jau blogai. Ir savijauta jau ten bloga. Nes jeigu jauti skersvėjį, gali ir peršalti. Tai vienas dalykas. Antras dalykas, labai greitai išneša tą visą šilumą, jeigu yra vėjas. Vėjo greitis turi būti tas oro judėjimas nejuntamas. Kaip jogai sako, pakabink plunksnelį prieš nosį ir kvėpok tokiu greičiu, kad jinai nejudėtų. Tai va tada yra teisingai. Čia taip numirėlius tikrindavo. Nu, panašiai. Veidrodėlį prikiša, ar rasoja, ar ne. Jau tada užkasa. Taip. Na va, tai jeigu labai lėtai juda, tai sakykim, tai yra puiku. Tai tokios idealios medžiagos ir konstrukcijos yra natūralus molis, netgi nedegtas. Dėl to tie namai, kurie būdavo ten šiaudai kapoti ar nendrės, sumaišyti su kalkėm ir moliu, netgi jų šildyti nereikėdavo. O gali ir šalčiausią žiemą neblogai jaustis. Visai nedaug reikia pašildymo tokiam pastate, kad gerai jaustumės. Kadangi, kaip sakiau, medžiagos savybė gerai yra. Arba mediniai namai. Jie irgi labai gerai jaučiasi, žmogus ten kažkokių didelių reiškėtų resursų šildymų ir nereikia. O betono namai jau yra visai kas kita. Betono namai, jeigu jų ten neapšiltis ir nešildysi, tai bus labai nejaukiai, ten žmogus negalės ir drėks sienos ir kaupsis pelės į kampos ir taip toliau. Baisus dalykas. Tai jau vien pati statybinė medžiaga jau diktuoja. Na, o paskui ką daryti reiškia? O tam darydavo įvairių tokių, jeigu grįžtumėm prie pavyzdžio su bažnyčiom, čia jau gal paimsiu kitos bažnyčios pavyzdį, ne Kristaus karalius. Tai pastebėjau tokį įdomų dalyką, kad krosnis, kaip pečius kampe stovi ir jį grindyse didžiulis, reiškia, kanalas padarytas, kokio 1,50 m gylio, 1,50 m pločio per visą salę. Bažnyčia tai didelė salė, kur žmonės susirenka, atsiklaupia, pasimeldžia ten, pagėda atsistoja ir panašiai.
Kitaip sakant, ten susirenka gana daug žmonių tam tikrais momentais, bet kad ekonomiškai išlaikyti tokią didelę erdvę, kurios aukštis didelis, kaip ją šildyti, juk šiluma nueina į viršų, o apačioje šaltis vis tiek, tai kaip darydavo? Tai va, pastebėjau tokį įdomų dalyką, kad reiškia per visą tą salę padarytas požemio kanalas toks, būdavo rūsiai bažnyčiose. Tai pasirodo, ne vien tik rūsiai ten palaidojimam sukaupti, bet ir šildymo funkcijai gerai organizuoti. Nu, papasakau, čia įdomu. Nes, reiškia, būdavo per visą salę grotelės prie grindų, kur šaltas oras nukrenta į rūsį. O ten, kur stovi žmonės, jau yra šiltesnis oras. O pečius stovi, reiškia, taip suorganizuotas, kad į pečių papuola šaltas oras iš rūsio, o šiltesnis oras yra privedamas kitais kanalais ten, kur stovi žmonės. Kitaip sakant, rūsio pagalba mes esame aukščiau, šiltesnėme ore. Tai savotiškas antras aukštas. Antras aukštas gaunasi, o pečius apačioje ten gauna orą iš rūsio, šaltą. Va, ir tokiu būdu suorganizuotas oro judėjimas ir šildymas. Ir gana, sakykime, paprastai, ūkiškai toks įdomus sprendinys. Na, jeigu paimtumėm Trakų pilnį Vilniui, tai ten, reiškia, irgi būdavo rūsy įrengta katilinė tokia malkom šildoma ir išvedžiota po visą pilį, kur ten netgi iki 3 aukšto oro kanalai. Ir tokiu būdu šildydavo, reiškia, visą pilį, visą pastatą, o kūrendavo vieną tik tai kambarį. Aišku, ten buvo visur židiniai, jeigu nori papildomai pasikūrenti, kad jau ten, sakykime, noras yra. Bet pagrindinis pastato šildymas vis tiek buvo išspręstas, net tokioj pily, kaip senoji, kaip Trakuose, Trakų pily, kad visą laiką šiek tiek šildo tas sienas ir jos turi teigiamą temperatūrą, kaip sakiau, nesukaupia to šalčio tiek daug, kad blogai jaustumės ir atsirastų visokie kondensatai ir taip toliau. Blogi tie visi reiškiniai. Na kągi, tą temą, aišku, čia galima vystyti iki begalybės, ne? O gal saulės šilumą kažkaip akumuliuodavo, gal lietaus vandenį kažkaip panaudodavo. Prasme, kur čia super mandrios technologijos, brangiai kainuojančius, ten jo, žinai, eko, o gal prieš tiek 100 metų viskas tas buvo naudojama, tik žymiai paprasčiau. Ir anksčiau buvo naudojama ir dabar galima naudoti. Noriu pateikti vieną įdomų pavyzdį iš tavo to klausimo. Dabar, sakykime, gal čia ne visai istorinis pavyzdys, nuo jo pradėčiau visai nuo kito. Kad mano pusbrolis, irgi mano maitis, kuris dirba Amerikoje ir tyrinėja saulės energetiką ir va šitos dalykus, apie ką Eduardai klausi, ir rengia tokius projektus, kur nenaudoja elektros, nenaudoja kitų energijų, kad viskas turi vykti natūraliai. Na ir jis man papasakojo tokią vieną iš senų idėjų, kur čia mūsų protėvių išrasta buvo. Po to, reiškia, aš apie tai susimaščiau ir galvoju, kad mes visi galim taikyti ir šiandien tą įdomų dalyką. Na tai, kaip minėjau, šiluma susikaupia į kokią nors masyvę konstrukciją. Tai įsivaizduokim savo sieną sumūrytą iš akmenų, iš granito gabalų kokių nors ir nukreiptą į pietų pusę. Dabar prieš tą sieną įrenkime stiklo plokštumą. Tai kas gausis? Šičia, taigi puikiai žinot šiltnamio efektą, kada įlendi į šiltnamį ir net ir žiemą ten kažkaip karšta. Jeigu paprasti stiklai, ne specialūs, tai saulė tą granito sieną labai kaitys. Na tai už karto turime gana neblogą pečių,
kur nereik nei elektros, nei malkų, nei žybalo, nei benzino, nieko. Ir tiesiog gaminam karštį. Vasarą daugiau karščio pagaminame negu žiemą, bet žiemą pagaminame irgi pakankamai. Dabar įsivaizduokime, kad va į tą pečių irgi kitą sieną turime. Gali būti stiklo, gali ne stiklo, čia dizaino klausimas. Tiesiog, kad, už tos antrosios sienos yra kambarys, kurį mes turime arba šildyti, arba vėdinti. Vasarą, sakykime, mums reikia šaldyti, vėdinti reikia, žiemą mums reikia šildyti. Na ir prie granito sienos kambario, granito kambarys būtų ten, kur kaista, kur yra stiklo siena ir saulė prikaitina tą granito sieną. Įrengsime du langus, kuriuos galima atidaryti. Vieną apačioje, kitą viršuje. Ir jeigu atidarysime dabar vieną langą apačioj, kitą viršui, tai kaip oras judės? Iš apačios į viršų, ne? O žiemą, reiškia, viršutinį langą, kad nesusimaišyčiau, kaip čia yra. Tas karštis pradės eiti per apatinį, o per viršutinį aš išleisiu lauk. Tai reiškia, aš šildysiu kambarį. Tai nuo tos įkaitusios sienos nusiurps šilumą ir atiduos į kambarį, taip? Atiduos į kambarį nuo įkaitusios sienos šilumą. Dabar vasarą, kada yra labai daug karšta, aš padarysiu kitaip. Išleisiu orą tiesiai į lauką, tą karštą. O kambario orą paimsiu į karštą kambarį. Kitaip sakant, nukreipsiu tą oro srautą priešingai ir kambarį pradėsiu vėdinti. Paprasčiausiai, į kambarį pritekės iš lauko oras šviežias. Nes vasarą tai nereikia šilumos, jos ir taip per daug turim. Vasarą norėtųsi labiau to gryno, šviežio, tokio vėdinamo oro. Tai va, vasarą aš tą patį įrenginį panaudosiu kaip nemokamą ventiliatorių. Na tai reiškia, čia buvo pavyzdys labai paprastas, kaip galima nemokamai turėti ir pečių, šildymo šaltinį, ir ventiliaciją, kuri irgi nekainuoja. Reiškia, tik reikėtų tokį sprendimą įdiegti pastato projektą. Reiškia, jau tie architektai ar projektuotojai, kurie dirba prie projekto, jie apie tai galėtų pagalvoti. Ir šiandien tą galima pilnai naudoti. Na, dar paprastesnis būdas. Bet Sauliau, čia kaip papildomas, nes jeigu ten kokie 5 apsiniaukusios dienos, tai ir viskas. Ne, vis tiek, kadangi akumuliuoja, sukaupia šilumos daug, didelę kiekį. Nu, čia labai storas sienų turėtų būti akmeninė. Tai ką reiškia labai storas, jeigu paimsi 0,5 metro iš akmenų sumūrysi sieną tokią iki lubų, tai jinai bus galinga. Tai gali ir plytos būti beveik tas pats. Kaip? Beveik tas pats, jeigu plytos būtų. Beveik, ar ne? Nu tai vat, kad beveik. Juk yra netgi specialūs akmenys, taip vadinami muilo akmenys, kurie židiniams naudojami, pečiam naudojami, jie dar labiau akumuliuoja tos šilumos. Ir net yra tokie radiatoriai sukonstruoti specialiai, prikrauti akmenų. Yra tokie termoakumuliaciniai konstrukcijos pardavinėjamos dabar. Čia naktiniai tarifai, kai buvo pigus, ar ne? Elektriniai. Naktį pasikaitiniai. Teisingai, įvairiais, taip, kad galėtų akumuliuoti, nes akumuliacija yra geras dalykas, arba net, sakykime, pačio pastato konstrukcijoje gali būti, kad pastatas akumuliuoja šilumą, jis yra inerciškas šalčiui. Kitaip sakant, Klaipėdoje tų šaltų dienų yra labai nedaug. Ir nereikia orientuotis į tas šaltasias žiemas vien dėl to, jeigu pastatas turi inerciją. Jo taip greit net šaldysi. Na, pavyzdys paprastas. Jeigu apšiltintas pastatas iš išorės, o vidaus masyvios sienos kambaryje, tai jis yra teisingas. Tokios sienos ir gerai kvepuoja ir akumuliuoja šilumą. Bet jeigu apšiltinis pastatą iš vidaus, sakykime, seną namą apšiltinį iš vidaus,
tai jis jau turi daug problemų, jis akumuliuoja šaltį. Tos sienos įšąla ir jos laiko šaltį, o ne šilumą. Ir reiškia, su tuo visą laiką reikia kovoti, o kad drėgmė nepakliūtų ant tų šaltų sienų ir neprasidėtų kondensatas, dengia plėvelę polietileno, kaip minėjau. Ir gyvename polietileno maiše. Dėl to šitokie sprendimai yra blogi. Taip pat, kai tos konstrukcijos, kurios yra, sakykime, karkasinė statyba, kur labai lengvos, vien vata, irgi polietileno plėvelė privaloma, nes per tokią sieną drėgmė labai greitai juda, jinai atšąla ir sienos viduje lyja lietus. Kad to nebūtų, reikia dėti polietileno plėvę. Lygiai tas pats atsitinka su stogais. Ypač tie stogai, kurie yra metaliniai, ten skardiniai ar dar ko. Turėjau tokį pavyzdį, kad sako, kiauras stogas, statybininkai blogai padarė ir mane kaip ekspertą įsikvietė nustatyti statybininkų broką, nes lyja lietus kambarį. Nu, aš atėjau, pradėjau tyrinėti, nes man reikėjo parašyti ekspertizės aktą ir pastebėjau, kad lietus lyja tada, kai lauke nelyja. Tačiau per stogą vis tiek varva vanduo, nors lauke visai nelyja. Tai čia kondensatas ar kas? Taip, pasirodo, juk jeigu mes gyvename patalpose, tai gaminam drėgmę ir be to šiltam ore drėgmė žymiai daugiau negu šaltame. Nes kai tik atšąla, jis pavirsta vandeniu ir pradeda lyti. Na, mes atidengiam tą stogą, kitaip sakant, atsukom tą skardą, nuėmėm, žiūrim, kad šlapios lentos, ant kurių prisukta, šlapia visą termoizoliaciją, mineralinė vata prisigėrus vandens. Dabar toliau tyrinėjom, kodėl tas drėgmė pakliūna į tą stogą. Pasirodo, statybininkai įrengdami, nu ką čia statybininkai, elektrikai, šviestuvus. Lubos buvo gipso kartono ir po juo buvo polietileno plėvė. Norėdami įrengti šviestuvus, jie prapjovė skylę ir prapjovė polietileno plėvę ir įdėjo šviestuvus. Ir tada visas kambario oras kartu su vandeniu pakliuvo iki skardos, pavirto vandeniu ir pradėjo lyti. Dieną naktį lyja lietus į konstrukciją, tai reiškia visiškai nebėra jokios izoliacijos, viskas šlampa, drėksta, gadinasi. Tai ko blogiau, to dar blogiau, dar labiau renkasi. Kuo toliau, to baisiau. Ir galų gale pradeda griūti visas namas. O nuo ko? Nuo paprasto dalyko, kad prapjovė plėvelę. Todėl, kaip sakiau, kaip tas aklas arba kvailas chirurgas, kuris nesimokė, praleido pamokas ir supjaustė gerą dalyką, nežinodamas. Žmonės nieko blogo neįtarė, galvoja, kad čia nieko, viską gerai padarėm. Tai todėl apie viską reikia žinoti iki galo. Ir mūsų ta patirtis, sakykime, istorijos, tų protėvių, kurie irgi viską darė neblogai, savo medžiagom, pagal savo galimybės. Ir turėjo, aišku, ne vienų metų patirtį ir praktiką, kaip tą padaryti. Aišku, kad yra naudinga. Na, kaip kalbėjome apie tą saulės šildymą ir taip toliau. Paprastą dalyką, jeigu iš šiaurės pusę padarysi mažiau langų, o daugiau langų padarysi į pietų pusę, iš karto pastatas reikalos mažiau energijos negu tas pastatas, kuris atvirkščiai. Ir jeigu bus langai statyti taip, kad vėjas nepūstų, nes, pavyzdžiui, aš turiu dabar namą, kur gyvenu, Melnaragiai, naujos statybos, kotedžai. Gera firma, įrengė langus, bet kai vėjas papučia iš jūros, tai, kaip čia pasakyti, bijai, kad plaukų nuo galvos nenurautų, kadangi didžiulis vėjas kambarį pučia. Tai pro kur konkrečiai, pro kurias vietas? Pro lango konstrukcijas, kitaip sakant, visų perimetrų lango. Tai langas gali būti ir kokybiškas, bet gali neteisingai statyti, ar ne taip? Kas įdomiausia, kad jis statė teisingai. Tačiau viena smulkmena, kad
tas teisingumas ir tos normos, kurios aplamai geros visoje Lietuvoje, prie jūros, kur vyrauja vakarų vėjai, jeigu ypač, kur Melnaragė jūra čia pat, negalioja šitos sąlygos, pradeda galioti visai kitos sąlygos, nes ta konstrukcija, jinai net laiko vėjo spaudimo. Vėjas yra per didelis, jis padaro spaudimą. Ir tas spaudimas dar nuo ko priklauso, netgi nuo pastato formos. Na, įsivaizduokim, jeigu pastato siena... Tai jeigu būtų koks nors apvalus ir nuo jo nuslystų, tai tada... spaudimas mažesnis, arba jeigu siena kampu pakreipta į vėją. Tai... O gal jeigu yra pastogė, tai dar labiau sustabdo, visas veržiasi. Teisingai. Tai yra kaip tanko bokštelis, kad nuslystų šovinys, ar ne? Labai teisingai kalbėti. Tai, kaip sako, nėra absoliuto. Čia reikia apie viską mąstyti ir kas vieniem gerai, kitam gali būti mirtis, visai blogai. Pas mus šalčio tai kaip ir nebūna Klaipėdoje, čia daugiausiai vėjas pridaro visko. Atšaldo konstrukcijas, sienas ir per langus sulenda ir ta ventiliacija, hiperventiliacija. Tai kaip ir sakiau, šiaip oro apykaita pastatų yra būtina. Ir jinai lėtai migruojančio oro per konstrukcijas savybė yra labai pageidaujama. Tačiau jeigu pučia vėjas per konstrukcijas, mūsų Klaipėdos sąlygom per plytų sieną vėjas prapučia kiaurai. Plytų siena nepakankamai izoliuoja vėjo spaudimą. Ypač tai jaučiame daugiaaukščiuose namuose, kur būdavo tie plytų namų sienų, mūriniai namai, tai vėjas prapūsdavo kiaurai. Tai per cementinius sujungimus, per ką, per kur? Taip, ne cementas, ten skiedinys, sakykime, nėra sandarų iki galo ir prapučia. Kadangi vėjo spaudimas labai didelis daugiaaukščiui namui. Ir jeigu tu įsivaizduok, namo siena yra 2 aukštų, tai ką, 6 metrai, grubiai. O jeigu 9 aukštų namas, tai kokį ten spaudimą suorganizuoja vėjas. Tai čia yra kaip kalnų jau klimatas prasideda. Vėjo greitis pakilus aukščiau nuo žemės yra dar didesnis. Labai greitai auga. O tinkas, visi tinkai, viskas, tapetai, dažai, taigi turėtų visiškai sustabdyti. Ne, nepakanka to. Todėl žymiai geriau yra, kada pastatą apšiltina iš lauko pusės. Ir ten jau yra, pavyzdžiui, akmens vatos apšiltinimai yra specialus sluoksnis, kuris sako vėjo izoliacija, taip vadinasi. Arba tu turi dėti specialią vėjo plevelę, tokią difuzinę, kuri sustabdo vėją, tačiau leidžia lėtai orui kvėpuoti sieną. Siena turi lėtai kvėpuoti, tačiau sustabdyti vėjo greitį. Ir į tą reikia atkreipdėmėsi, čia ne taip paprasta iš pirmo žvilgsnio ir tokie grubūs sprendimai pridary, jeigu iš nežinojimo gali klaidų privelti ir nebus efekto, nieko gero nebus. Bet Sauliau, klausimas toks būtų kaip profesionalui. Matai, kalbama kvėpuojama, tai iš vatos drėgmė turi išgaruoti, teisingai? Taip. Tai pavyzdžiui, kai iš pastato, iš vidaus, iš interjero skverbiasi drėgmė, jinai iš pradžių sulenda į vatą ir jeigu jinai nespėja išgaruoti, tai vatos koeficientas žymiai suprastėja, teisingai? Jis gali pavirsti į nulį. Taip. Ir panašu, kad neretai taip ir atsitinka. Lyg tai viskas panašu į teisybę, kad gerai padaryta, bet šalta do šalta. Taip. O ar nebūtų medžiaga geresnė, pavyzdžiui, paimkim lėktuvą kokį nors, skrenda 10 km aukštyje, ten minus 60 koks už borto, o čia viduje 20, 80 laipsnių skirtumas, teisingai? Taip. Bet ten turėtų jau metrinės sienos būti, ar ne? Ne. Bet, aš supratau, aš juokauju. Tai yra koks apie 20 cm ir specialių putų, ten specialios putos, kurios aš įtariu per tas kardas, per nieką, per pačias putės absoliučiai nekvėpuoja. Ir kažkaip viskas ten normaliai. Ir efektyvumas yra nesvietiškas ten.
Ne, tai... Gal tada geriau tokia konstrukcija ir būtų, visiškai nekvepuoja, absoliučiai, pavyzdžiui, yra kažkoks putos arba ekvivalentas, aš nežinau kas, bet maždaug puta, tai, ir neįpučia, neperpučia ir ventiliacija rūpina. Tvarkoju, tai lygiai tas pats yra ir laivuose, ir povandeniniuose laivuose, ir paprastuose laivuose, ir, kaip ir minėjau, pastatų tokių konstrukcijų yra, kur naudoja polietileno plėvelę, kur sustabdo bet kokį kvepavimą. Ir tada tą kvepavimą sprendžia ventiliacijos pagalba. Bet aš kaip minėjau, kad tai nėra sveika gyventi. Trumpai būti, trumpą kelionę, kažkiek laiko ten traukiniu praleisti ar laivų ten perplaukti vandenyne, tai yra viena. Visai kitas dalykas, kur žmogus turi gyventi. Ir tai yra žymiai aukštesnio, kokybiškesnė aplinka nuolatiniam gyvenimui negu trumpalaikiai kelioniai. Tai čia yra... Sauliau, bet tas kvepavimas, tarkim, sienos, tai yra antiek mikroskopinis, kad to oro, jeigu uždarytum langus viską, neventiliuotum, tai nutrokštum kapitaliai. Nenutrokštum, tai pakaktų. Pakaktų? Taip turi būti padaryta, kad pakaktų. Aišku... Tada grįžkim prie to. Įsivaizduok, langai visiškai aklini, viskas uždaryta, durys irgi... Tai palauk, durys varstosi. Visų pirma, tų durų nekaip neužtektų. Aš kalbu apie potenciją sienom lubom tiek kvėpuot, kad žmogui kaip oro to neužtektų. Tai neišeina. Vis tiek ventiliacija, oro pritekėjimai, ištekėjimai jau būtini ir nemažai. Tai tas sienų kvėpavimas sudarys gal, kiek, 10, 5, 20%. Matai, gal šis beveik niekas? Niekas tai tikrai ne. Reiškia, man labai patinka mintis kiniečių vado Mao Dzeduno mintis. Jis kažkada pasakė, mažai, daug. Ir kiniečiai dabar geriausia ekonomika pasaulyje. Nes jie suprato, sakykime, paprastą dalyką, ar milijonas daug ar mažai. Lyg tai daug, ne? O litas, aišku, kad mažai, pasakytumėm. Bet dabar įsivaizduok, jeigu kiekvienas kinietis padeda po 1 litą, tai pasidaro daug daugiau negu milijonas. Ir jie tą sugalvoja principą, kad geriau mažai, bet labai daug. Tai apie tą mes ir kalbam, kad ta oro judėjimas per sienas yra tarsi labai lėtas ir mažas, bet kadangi plotas labai didelis, tai kai sudaugini gaunasi daug. Tai yra viena. Antra, kad tai vyksta dieną naktį, visą laiką. Vėl tampa daug, nes jeigu tu įjungi ventiliaciją ir kažkiek jinai dirba, tai vis tiek yra mažai. Ant kiek jinai didelė be padarytum, tai vis tiek bus mažai, palyginus su tuo, kas vyksta nuolat ir visą laiką. Ir nesikaupia nuodingi dalykai. Dabar dar ką norėjau priminti apie tą pavyzdį, kur bažnyčiai sakėm, kad šaltas oras nukrenta į rūsį. Tai čia yra labai geras dalykas, nes čia statydami namus, mūsų protėviai tą darė paprastuose namuose. Todėl, kad cokolį pakeldavo, ne mažiau kokį 60 cm, gal net ir metrą ir dar daugiau. Ir tai, ką tai reiškia? Tai tas pats šalto oro vieta, kur jinai per grindų konstrukciją, būdavo grindys iš lentų, per plyšius, tas šaltas oras, kuris ne tik šaltas. Reikia prisiminti dar vieną dalyką. Kad tame ore, kur mes esame, gyvename, išsiskiria daug dalykų iš žmogaus, iš buities, iš pačio žmogaus išsiskiria. Ne tik sukvepuotas oras, tai anglies dvideginis, bet yra ir anglies monoksidas, kuris yra nuodingas žmogui. Ir įvairūs dar reiškiniai vyksta, riebalai išsiskiria. Ir jeigu atšąla, tame kondensate ten kaupiasi ir tie patys riebalai. Ir įvairios kitokios medžiagos, kurios nuodingos ir nėra sveiko žmogui. Tai savotiškos aerozolinės kažkokios konsistencijos. Taip, dulkės įvairios ir taip toliau. Ir dabar... Sukrenta į rūsį? Sukrenta į rūsį. Visai teisingai ir tenai kaupiasi. Bet tai kiauras grindys turi būti? Šiek tiek iš kiauros. Taip. Teisingai. Mes ir kalbėjome, kad konstrukcija šiek tiek orą turi praleisti. Šiek tiek.
Bet kada būdavo taip sukonstruoti namai, kada buvo pogrindis toks vadinamas, pogrindim dar koks pusmetris ar metras būdavo tarpas ir tą pogrindį būtinai vėdindavo, atskirai dar. Cokolėje, aišku, tarybiniais metais tą viską pamiršo ir užmūrė, ir būdavo blogai. O tenai gyvendavo ir pelės, ir katinai tame pogrindyje ir taip toliau, atskira gyvybė, atskira ekologija. Bet, reiškia, esmė namui, kokybei, tai labai geras dalykas. Nes išneša visą blogį, visą, sakykime, susikaupusi, kaip pasakyti. Dabar įsivaizduoja, Eduardai, suprojektavo naujas ventiliacijos sistemas, kurios taip vadinamos yra, kaip jos, akumuliuoja tą šilumą, neleidžia išnešti šilumos. Tai rekuperacija, ta prasme. Rekuperacinės ventiliacijos sistemos. Tai baisesnio išradimo negali būti. Tai yra, aš nubauščiau, sudinčiau į kalėjimą tos išradėjus ir tuo labiau tuos, kurie platina, liepčiau išimti iš gamybos, viską sunaikinti, sudeginti teatro aikštėje ir parodyti žmonėm, kad taip negalima daryti, kad tai yra labai labai didelis blogis. Nu, turėsi pagrįsti dabar jau, taip iššūkį metei. Nu, taigi aš tik pasakojau apie tai ir viską aiškinau. Dabar įsivaizduoju, kaip ten sukonstruota. Ima orą, kuris, sakykime, polietileno maiše gyvena, nu, ta prasme, idealiai hermetiškas pastatas. Nu, šlapės blogas, pragadintas oras. Jisai kur? Bet pakliūna į mūsų ventiliacinę sistemą, o ten yra arba plokštelės, kurios surenka šilumą, arba tokie būgnai, tokie cilindrai variniai, ant kurių susikaupia. Kitaip sakant, ten lygiai tą patį padaro, ką pasakojom, rūsys arba pogrindis. tą šiltą orą atšaldo ir į lauką išleidžia jau atšalusią orą, o šilumą pasiema atgal. Nu, lyg tai viskas būtų gerai. Lyg tai viskas gerai, šilumą pasiemam. Juk oro srautai nesimaišo, tik šilumą pasiema, teisingai? Kiek Sauliau supratau, kad tie oras išeinantis ir oras pareinantis, jie nesusisiekia, tik tais galbūt tose filtruose ir agregatuose kažkiek gali prisirinkti tų negerovių, kur įkrisdavo pas peles ir tas katinus į pogrindį. Nu, tai gal dažniau valyti reikia, tiesiog reikia rūpestingai, tvarkingai pagal tai gerai, valyti. Tu teisingai kalbėjai, reiškia, bet visų pirma, kad ten kaupėsi. Dabar ten ne šiaip sau kaupėsi, reiškia, tie ir bakterijos, ir riebalai, ir visokie kiti dalykai, kurie paprastuoju būdu būna pašalinami, o čia sukaupė. Tarsi turi tokią rinkyklą, kurią nori, nenori, laikai savo kambarį brūdo laikyklą. Nu, įrengia kur nors ten pastogė, arba ten garaže ar kažkur. Pastate. Bet palauk, čia yra pavojingas dalykas, ten yra ir visų pirma atsiranda ir infekcijos, bakterijos, ir gripai, ir visa kita. Ir kuo toliau modernesiam namuose žmonės serga žymiai daugiau negu kaime, visokiam tokiom lygom moderniom. Todėl, kad tai modernios rinkyklos yra brūdo. Dabar tu pats sakai, kad mes susikonstravom tokį baisų dalyką pas save namie, ir turime tvarkingai valyti, prižiūrėtai, nusipirkai žaislą, su kurio turi žaisti. O aš pasakoju apie natūralius dalykus, kur nieko nereikia, savaime viskas vyksta. Nu, va, tai diskusijos tikslas ir buvo. Gal sugrįžti į senasias technologijas, pažiūrėti, gal nereikia žaisliukų tų visų, arba nedaug jų. Tai apie ką mes ir diskutuojam. Ir dabar įsivaizduoju, nu gerai, ateini išvalyti. Dabar, kaip tu ten valai? Nu, pats neišvalysi, čia turi būti firma, kuri išims, įdės, arba ten, žinai, ten išdezinfekuos ir dar kažkaip ten. Nu, teisingai, viskas teisingai, bet paprastai firma neturi pavardės. O ateina koks Jonaitis ar Petraitis, o jisai arba būna geros nuotaikos, arba geros kvalifikacijos, arba gali būti visai atvirkščiai. Jis padarys kažką. Ir dabar ar tvarkingai surinks, o gal išbarstys, išlaistys po pastogę tau visą tą kakutį ir taip toliau. Kitaip sakant, tu turi pavojingą žaislą, tokį, kur sukaupi infekcija ir visa kita.
Tai vienas aspektas. Kitas dar yra oro kondicionavimo, tai visi, kur reiškia dalykai, kur iš vis nesveika. Žmonės daugiau serga prie oro kondicionavimo prietaisų, kur yra, negu kad natūraliai viskas yra. Kondicionieriai, tai jie oro naujo nepaduoda, jie tiesiog jie gali atšaldyti, pašildyti arba kažkiek profiltruoti, tarkim. Tai va, Edvardai, tai tu įsivaizduoji, ką daro oro kondicionierius. Ten yra, vėl, mes pasakojam tą patį reiškinį, kalbame, diskutuojame apie tą patį reiškinį. Tai oro kondicionierius paima kambario orą, kuris įšilęs, vasara karštas, ne? Paima, atšaldo ir atgal grąžina į kambarį. Tai ten, kur atšaldo, tai sukaupia tos visus riebalus, bakterijas ir baisybės ir laiko visus metus tenai. Tai tenai užauga tokios plantacijos, kad neduok Dieve. Ir čia jau oras jau maišosi tiesiogiai. Jeigu rekuperatoriuose nesimaišo, tai oro kondicionieriuose tiesiogiai maišosi, tiesiogiai yra kaupiama infekcija ir kiekvienais metais, reiškia, platinamos ten baisiausios lygos tavo kambarį. Tai va, už tai aš ir sakau. Jeigu suprojektuoji namą, kuris yra vasarą vėsus, natūraliai, be jokių mechanikų, be jokių air condition, o geros inercijos pastatas, jam nereikia oro kondicinio. Tai gal su langais reikia tvarkytis irgi, ten 3 metrų nuo žemės iki lubų nepavaryti, turi būti ir kažkoks stogo, reiškia, tas žaliusi, nežaliusi, arba augalai, arba pažiūrėti, koks medis stovi, ar kas nors tokio, tai tau nereikės visų tų dalykų. Bet jeigu ten į pietus plikai visi fasadai stovi ir įkais iki tiek, tai tu tikrai pats prisidirbęs turėsi brangiai spręsti technologijų pagalbą. Tai naujausias pavyzdys yra Klaipėdos naujasis vandentekio administracinis pastatas, kur į pietus yra milžiniška siena stiklinė. O, dar ten yra kaip tik akumuliacinė siena, kaip minėjai. Būtent akumuliacinė, ir kad nenumirtų žmonės, pastatė galingiausius Lietuvoje oro kondicionierius. Tai kaip tik diskutavom, tai yra... Tai Sauliau, gal dėl to vanduo brangus, labai administracija brangiai atsieina. Tai vienas dalykas, kad labai daug energijos naudoja šaldymui, o dar visą miesto infekciją surenka tenai. Nes ten ateina žmonės, jie kvepuoja, jie palieka savo, reiškia, kvepavimo ir visokius įsiskyrimo produktus. Dažnai ateina supykę ten. Ir supykę, ir, sakykime, kartais sloguojantis, nargliuojantis, o tie kondicionieriai viską surenka. Ir paskui padalina visiems miestiečiam po lygiai. Atgal, atkeršė. Taip, kad pavyzdys, kaip neišmanališkai padaryta. Palauk, su vandeniu ten nesimaišo, čia tik pajuokavai, ne? Oras maišosi. Miestiečiam kaip padalina? Kadangi jie ateina ten pasikalbėti į tą pastatą. Už vakarykštę bakteriją rytoj pakliūna kitam interesantui. Jeigu dažnai vaikščios ir savo bakterijas gaus. Žinoma, bet tai metai susikaups, kuo toliau to daugiau, tai ten nebijok. Kuo toliau to bus geriau tavai. Bet tai nereiškia, kad negalima architektūrai naudoti didelių stiklo plokštumų. Tiesiog mano namai, kurie irgi turiu didelius langus nuo viršaus iki apačios, bet stiklas yra, taip vadinamas, selektyvinis stiklas, kuris nepraleidžia infraraudonų spindulių, kitaip sakant, pro tos stiklus nieks neįkaista. Tiesiog jie šiek tiek brangesni. O kai statybininkai pataupo, tai taip ir gaunasi, žinai. Na tai čia tiek to, aš tik noriu papasakot, kad absoliučių receptų nėra, kad reikia į viską gilintis ir žinoti esmę ir nedaryti klaidų, ir kad tai vėl universalus receptas netinka, kad kiekvienu atveju reikia pagalvoti kitaip. Dėkojame mūsų svečiui, architektui Sauliui Monomaičiui, ir atsisveikiname iki sekančios laidos.